Kikvinadino, Najas video, Prenumerok D. Aš įsivaizduoju, kaip visi nustebs, kai sužinos, kad Tauras dirba mentam. Nieko nesakom. Kodėl? O kam? Benė iš vis pradės panikuoti. O Taurą tyliai ramiai patraukiam į šalį. Pasakysim, kad dabar nėra darbo, nieko neužsiemam, išsigandom mentų, bla bla. Ok. Gerai, kad jis bent jau nežino, kur fabrikas. Va. Gera vieta. Būtų gaila dabar ieškoti naujos. Nu ką, einam. Kokios naujienos? Nei geros, nei blogos. Einam užkasim. Šramo tas pirkėjas buvo pakabintas mentų. Kriminalistai iš antro komisariato. Šarkys kol kas tik tiek ir tie žino. O kas dėl Šramo? Tai sutvarkys greičiausiai perims į savo rankas viską. Nu čia geras naujienas. Tai rytoj turėtų būti kažkas aiškiau. Ką darom? Liekam čia ir važiuojam namo. Tik bloga naujiena, kad mumis domisi. Kas? Kriminalinis biuras? Šarkys matė pažymas apie mūsų nekilnojamąjį turtą. Taigi viskas deklaruota. Bet babkės tai per offshorus gautos. Galėjom bent butus pirkti kažkaip su banko paskola. Dabar tai... Nežinau, nematau čia tragedijos. Taigi mokesčiai sumokėti, pinigų kilmė parodyti. Tegu tikrina. Jo. Reikėjo kokią įmonę įsteigti. Ir ne šiaip, žinai, dėl akių. Bet normalią, pelningą. Dabar su tais offshore'ais viskas įtartina, žinai. Nu gerai, turim laiko, sugalvosim ką nors. Kur Larkinas su Marke? Kažkur laukia laksto. Pakviesk, tegu pavalgo. Nu, kaip aš atrodau? Fantastiškai. Prašau. Geros dienos. Kaip tu? Normaliai. Dėl Rolo nieko nesužinojau. Mes matėmės. O ne? Viskas gerai? Nežinau. Gal išsikapstys, bet man atrodo, kad gyvena paskutinės dienas laisvėje. Kažką prisidirbo, ieško policija. Tai sakyk, jeigu pagaus, ištrauksim, turiu kontaktų. Pagodai. Ieva, gal atnaujinki mūsų draugystę?
Sėdžiu vienas namuose, galvoju apie tave. Paskambinčiau tau. Gi žinau, kad nekelsi. Durna būsena, supranti? Leisk man pagalvoti. Žinoma. Bet bent šį vakarą gali skirti man. Nepradėk gerai. Mano gimtadienis. Vakarienė prie žvakių mano namuose. Jeigu sutiktum Ievą, tai būtų didžiausia dovana man. Nelabai norėjo duoti. Tokiais atvejais reikia man paskambinti. Tai aš taip ir pasakiau, kad jums skambinsiu. Tada ir atidavė. Tai ką čia viskas? 3 lapai. Taip? Tai palauk, mūsų visą tyrimą sugadino? Na ir tyrėjai. Nu gerai. Tai ką, Ovčinikovas? Kad norėjo išvilioti pinigus, apsimetęs metamfetamino pardavėjų. 2 žmonės beje pasprukojo, išsiaiškinom, kad automobilis priklauso Igliai Kauneckienei. Tai šitą aš jau girdėjau. Ar jie žino, kad ten buvo mūsų agentas? Tai taip, pats Vengalis informavo komisarą. O ką tas atsiprašė? Chamas. Beje, Ovčinikovą tuoj atveš. Valžinskaitė, ačiū tau. Tu ką tik išsaugojai daug Simono Šarkio nervų ląstelių. Labai malonu. Ačiū. Tai gal jau eik. Gal jau eisime. Čia virtuvė, svetainė, o ten miegamasis. Šalta čia. Man ir taip sloga. Imk išgerk, padės. Ačiū. Gal dar kažko? Alaus paimk. Normalaus tik tai, nes skardinį ten mintelių pripila. Stikliniam butelį. Pinigus? Kokius pinigus? Afigėti, žalą. Už savo stikranį pirksi. Ir šildymą įjung. Jo, majo. Aš jiems
2 valandos pasakojo apie tai, kaip buvo. Nu, o jie išstenėjo 2 eilutės. 3. Kapėts. Šamai. Nu kaip tu čia tai prasileidai? Kuria prasme? Kad pataikė ant informatoriaus. Įvaizdis. Nu, pasimoviau ant įvaizdžio. Nu, jisgi piratas toks, žinai. Koksą iš jachtų grobė ir šiaip toks dėlavaras. BMW sėdi ir čia takojo, pasirodo. O, paprastas oškutis. Nu, aš kitaip klausiau. Vat, paklauskis manęs. Šramai, tu tiki žmonėmis? O, ir aš sakysiu, tikiu, nes gimiau humanistų. Nu, vat kodėl man reikia daug bablo? Nu, tam, kad visiems išdalint. Nu, aišku, pas kas trečiai atimt, o po to visiems kitiems išdalint. Šamai, tavo kalbos man vėžiai varo. O, supratau, malčiokas. Ar tu gali kalbėdamas durnius nevaliot? Bet aš nuoširdžiai. Jo, o ne, o šito aš tiksliai neskaitysiu. Paskaityk. Neskaitysiu. Šitą bylą perimu aš. Sveikinu. Šitą bylą aš uždarau. Dar kartą sveikinu. Tai aš laisvas. O koks tavo santykis su Rolu? Joks. Jis su Nikita Ferdinandu Šarkiu, Kraftu trynėsi, o mane apėjo šonu ir šiaip man jis nepatinka. Gerai, aš tai paleidžiu. Bet man reikia tavo paslaugos. Nu, kaip sapsi, ranka plauna, mazgoja ir taip toliau. Klausyk. Prašau. Tiesą sakant, galvojau, neateisi. Taigi pažadėjau. Su gimtadieniu. Man? Knyga. Remarkas. Triumfo arka. Fantastika. Na va, kaip jauku. Atrodo, net nebuvom išsiskyrę. O kas dar turi ateiti? Vidmantas su antraja pusė. Kas tas Vidmantas? Mano žmogus. Kažkada su Rolu turėjo konfliktą darbo reikalais. Rolas pasodino Vidmantą į vietą. Labai pasikeitė. Dar prieš porą metų toks nebuvo. O ko jis anksčiau užsiminėjo? Lydėjo krovinius, brangius. Inkasacija. Panašiai, kol nepaaiškėjo, kad lydi narkotikus. Po kalėjimo grįžo labai pasikeitęs. Ir net Davidaitytė jo nepakeitė. Kodėl pakeitė? Bet grįžo ir vėl prisidirbo. Ir keista para. Buvusi prokurorė ir kriminalinis. Gražuolė ir pavaisa. O mūsų koks variantas? Gėlininkė ir verslininkas?
Nereikia. Šampaną nunešk šaldytuvą. Nu tai kur dingęs? Prašau, skambinu išjungtą. Buvau pridarę. Už ką? Su kovarkė. Mentai uždengė. Iglė su Muhamorov pasiplovė, o mane į Rusį nuplovė. Tu kaip čia taip užlėkėt? Pirkėjas. Mentų pakabintas. Nu, bet nespėjom nieko parduot, o mentai paskubėjo uždėti apyrankės. Tai jokių įrodymų? Todėl ir paleido. Ir iš karto tau, Jonančka, paskambinau, nes turiu labai rimtą reikalą. Kokį? Reikia vieną žmogų, reiškia, pasiekti. Kur būna, su kuom, kada ir taip toliau. Tu ką? Čia. Nori, kad stukalinčiau? Joranka, koks nafik stukalinčiau? Aš kitau sakau, man padėt. Aš pats padaryčiau, bet negaliu. Kiekvienas šuo iš veido pažįsta. Gerai, kas toks? Grantas, Krafto torpeda. Jis užtikarino vieną killerį, kuris nori nukalt labai mums reikalingą žmogų. O kaip? Padarysi? Taigi jau sutikau. Hakiai. Toj gersiu arbatytę ir parodysiu nuotraukytę. Kartą pamatęs, žinok, niekada nepavirši. Gimtadienis, seniai. Ačiū, nustoji, Mielas Nikita, daug laimės palinkėti tau norėtum. Gyventi gyvenimą, kad galėtum. Neužmirštuolės žiedų, kad širdis žydėtų ir kad šalia visat draugai geri sėdėtų. Su gimtadieniu. Ačiū. Gražios eilės, pati sukūrei. Ne, iš interneto. Sėskitės. O čia mano širdies draugė Ieva. Julika. Ieva. Mane gali Vidmantu vadinti. Vidučiu gražiau. Vidučiu nereikia. Ieva, gal galėtum atnešti taurės? Aš einu parūkyti. O aš irgi einu. Vidutis man neleidžia mašinoje. Man gražu. Ne, nieko. Stiklus atnešiu. Tai ką? Pagaliau kartu? Tai kad neina suprast. Jos nuotaika kaip oras pas mus keičiasi. Gerai, atkimšk, pasitrupinam. O tai ko tu ją taip prisižiūrėjai? Supranti, jinai kitokia. Visas kitas be charakterio, kaip medūza. Jo, suprantu tave, man žinok medūzos irgi ne. Man labiau rykliai kaip Julka. Ir svarbu, kad nebūtų protingesnė už mane. Nori pasakyti, kad Ieva protingesnė už mane? Tai čia tu davai taip suprasti. Aš taip nesakiau. Tu nesupratai. Gerai, ne taip supratau. Svarbiausia, kad moteris bando laimę, o vyrai rizikuoja. Jo, vyrai rizikuoja. Surizikuok.
Olha garas, nu? Kikvina Dino. Now's video. Prenumerok D.